Sveiki, mėly YouTube kanalo žiūrovai ir mano prenumeratoriai. Šiandien žaidžiame naują epą, neužmodintą Minecraftą sąžiningai. Tai gerai, tada pradėkime, susikurkime pasaulį, iškart palaukite, čia reikėtų šiaip garsą prisipildyti. Labai trukdys. Tai palaukite. Štai gerai. Dabar galime žaisti, susikuriam survival, užvadinkim YouTube išlikimas, kaip jis vadina, nors aš šiaip galėčiau ir kitaip užvadinti. Bet tak to. YouTube išlikimas. Negaliu parašyti. Ai, tiesiog užvadinsiu YouTube. Taip. Bus gerai. Šiaip aš komentaruose mačiau šiek tiek neigiamų atsiliepimų apie mano kanalą, bet aš nekreipsiu tai dėmesį. Taip, man tik tais 11 metų, tikrai aš... Ai, vienu žodžiu. Bet šiaip yra ir tokių atsiliepimų ir patarimai, kaip pritildyti muziką. Aš tikrai jais pasinaudosiu, tiesiog pasistengsiu pritildyti muziką, viską kažkur filmuoti taip toliau. Dabar aš filmuoju namuose šį kartą. Tai va tai. O kodėl pas mane dabar atsirado vėl nauji epai? Ogi todėl, nes aš telefono atmintį tryniau ir man įsitrynė visi block launcheriai, visi failai. Bet aš to pačiu ir parsisinčiau dar kitų žaidimų, tai Brother of Sons, Brother of Arms, palaukite, Brother in Arms 3, tipo, broli kažkokia ranka seliktis, kažkas tokio, trečią dalį, kažkokia Sons of War, tipo, karų sūnus, tikrai įdomus žaidimas, bet aš jau negaliu filmuoti, nes man lagina. Aš nežinau, parašykite man komentaruose, gal kažkai yra kamera, ar čia ne nuo kameros priklauso, ką man padaryti, kad man nelagintų žaidimai geresni. Pas mane draugai YouTube'ai ir aš jų paklausiu, bet aš nežinau, ar jie žinau. Tiesiog Mobizenas kol kas geriausia programa, su kuo aš galiu filmuoti. Tai va taip. Dabar video bus ilgesni, daug ilgesni. Tikrai. Tiesiog bus daugiau skirsiu tam ilgumui, būt taip po 9 minutės, biškai gal nesąmonė žiūrėjai, gal bus po 15, bet po 15 nepažadu. Nu, minimum bus po 10 minučių garantuotai vienas video. Vietoj mepo boom bus naujas mepas, aišku, jau nebesu ginklas, irgi sąžiningai bus viskas. Bet aš tą mepę statysiu, čia neblogas vydas čia pasigavęs. Grybai auga. Statysiu tankus, lėktuvus, visokius. Oho, čia koks medis, čia liktis tas tamsus vūdas, bet aš į tą mišką bijau. Nu, aišku, čia Minecraftas nėra baisus, čia ne Slendermanas ar ne Forestas. Būtinai pažiūrėk mano rekomenduojamų kanalų sąrašai, yra geras kanalas. Nežinau, ar jis pakliūs, bet tikrai jis geras Skotys. O, Jėzu, kaimynai. Kaip mane nervina, visur kažkokie pašaliniai garsai. Kaimynas grevi, dar kas nors kažką daro. Tai kol dar nesutemo, reikia pasidaryti klapetą. O dieve. O čia įdomu, bus 3 avis. Bus, manau, pasidarysim lovą. Aš tiesiog sakiau, darysiu kažką į Minecraft'o parodijas, bet aš jį nedarysiu, nes vakar žiūrėjau per Google Play, kas yra, bet kažkas biški nesąmonės. Nu, labai nepatogus valdymas, galiu pasakyti. O tą valdymą turbūt man reikia susimažinti. Aš paskui... Ar įdomu, galim susimažinti tą valdymą? Nu, tai pažiūrim. O, sizes. O, gerai. Jūs to nematys. Bet šiaip, kas per bairį, žiūrėkite, vis pavalgė ir iš karto užaugo. Dar pirmą kartą šiaip matau. Būtinai pažiūrėkite kanalą Skotys, visi turbūt jį žino, bet tenais... Tai, kad Watch of Tanks filmuojas, nepamiršiu ir kitų žaidimų. Vienas iš jų tai The Evil Returns kažkas, tai tipo kažkoks velnias viduje ar dar kažkas. Aš jie sakant nelabai galiu ištart, bet čia tikrai geras žaidimas, būtinai pažiūrėkite kanalą. Aš moku čia pasitariu. Šiaip Watch of Tanks filmuoja įdomias kovas, apžvalgas, visokius žaidimus, bet tas The Evil būtinai pažiūrėkite. Visus, grafikas pasigeras, nu, jis ten nusistatęs ant maksimum, bet vis tiek žaidimas gražus. Ne tai kaip gražus, ten kraujai visokie taškas, tai tikrai pažiūrėkit. Man net čiurpas kyla, apie kalbant. Ten tipo kažkas apie zombius, kažkas to žaidimas tenais. Vienu žodžiu, tiesiog pažiūrėkit, kaip žaidžia. Skotys tikrai geras kanalas.
O, kaulas. Kaulo prireiks turbūt torčiams. Ar torčiams. 16 durto yra jau. Čia reikės, čia duris dės. Tiesiog pastatyti tokį urviuką, kol nesutė. Aš vis skris, pamiršau, kad čia nekreatyviai. Tiesiog man survival nelabai, tiesą sakant, patinka. Nežinau, aš nemėgėjęs survival. Neišeina man čia. Per kompą esu žaidęs. Per kompą gal biškį įdomiau survival, bet per kompą faktas tas, kad aš žaidžiau ne vienas. Su draugu žaidžiau, su draugu įdomiau. Žaidžiau tokiam serveriui vystant. Aš žinau, pas manęs šiaip nelegalus Minecraft. Ne, dar reikėtų palaukti. Ne, dar nenaktis. Labai jau pergyvenu. Labai bijau tamsos. To mano silpniausia pusė turbūt. Bet didelę namą nedarysiu. Šiaip, aš nežinau, gal patarsit, aš tik nebendrai nieko man patart nereikia, tiesiog aš norėjau jūsų paklausti, gal, kad žinot, kodėl kartais, kai parsisinti į Minecraftą, kaip jie, tekstūrų pakus, jie tokie nesąmoningi kartais būna, ten neprasikrauna, dar kas nors. Gal žinot, kaip tai ištaisyti, tai parašykite komentarus. Jo medės čia paliksit. Bendrai iškirsiu. Negražiai. Aš labai gerai moku urvus daryti. Ne, ką urvus, bet kas sugeba padaryti. Bet man laukia labai nepatinka. Tada taip atrodo, kad dabar naktis kažkiek. Bet iš tikrųjų dabar atėjo naktis. Va. Štai mes urvą kaip ir turim, dabar reikia pasidaryti duris. Kol nesutemo. Ir įsikasti su pikeksu. Tuos kaip jie. Kaulo. Bendrai čia kaulo nemažai, tai reikia pasidaryti. Taip, daromės duris. Čia laiko jau praėjo. 2 minutės. Pafilmuot dalį. Taip, įsidėsim dabar duris. What the fuck? Tipo dar trūksta žemės. Nėra daugiau. Oh, fuck. Bendrai dar ne vėlu viską ištaisyti. Daug nereikės, čia ne problema. Man labai tikrai, jūs turbūt nieko nematot. Nu šiek tiek turbūt matot, kaip tokia smėjus. Tai va taip kažkaip. Bet aš tikrai labai nesitikėjau, kad dabar pas mane bus 10 prenumeratorių, tai dabar net 12. Nežinau, kaip taip greitai sugebėjo žmonės prenumeruoti mane. Tas gal reklama padėjo, gal Non-Stop TV mano draugas geras suorganizavo tokią kompaniją reklaminę. Bet šiaip aš labai patenkintas savo YouTube'inimo rezultatais. Mano kanalas, aš nežinau, jau 2 savaitės lygtais jau turi. Taip, 2 savaitės turi. Jeigu jums klausimas, kodėl aš nekėliau porą dienų video, tai aš sirgau. Arba tiesiog kitas pasiteisinimas, aš tingėjau. Kažkaip net negalvoju, kad tai bus, bet man biškį nusibodo kelti video. Bet šiaip aš dabar galiu normaliai viską turbūt vėl įsivažiuosi iš senas vėžės. Tai va taip. Keksą turim, įsikaskim šitą. Aš kiek žinau, kad kaulo visada labai daug būna.